Nors nenorėjau, bet negalėjau nepakalbėti apie Amaran Halo. Todėl, kad tai yra super pigios LED lempos iš labai gero gamintojo. Netgi šitas mūsų kaubojus iš žaislų planetos atsisėdo, sako, oi, kokios geros lempos. Nuo 60 vatų iki 600 vatų ir kainų amplitudė nuo 100 eurų iki 400 eurų. Kad 600 vatų nusipirkti už 400 eurų atrodydavo kaip koks nors saldus sapnas, nes netgi dabar Aputure šitokia lempa kainuoja 2200 eurų, o čia už 430 tu gauni 600 vatų. Tai yra kosmosas. Ką reiškia X? X reiškia bicolor, kad jūs galite reguliuoti spalvos temperatūrą nuo šiltos iki šaltos spalvos. Tai reiškia, kad jūs ne tik gaunate reguliuojamą, nereikia pirkti tik daylighto, bet dar ir už labai nedidelę kainą. Su lempos čia ne fotoaparatai, su jom viskas yra paprastai, su LED lempom yra tik tai vatai, stiprumas, bicolor ar RGB ir jungtis. Jungtis gali būti Bovens, kas sudaro 95% rinkos, arba kažkokios tai unikalios kaip Elinchromo arba Profoto, bet tai jau yra super retenybė, pagrindiniai gamintojai viską daro su Bovens mountu. O dabar pažiūrėsim iš arčiau. Štai kaip jos atrodo. Čia yra didžiausias modelis 600X, tai jeigu šnekam Amaran Halo 600X. 600X, atsimenam, ką reiškia? 600 vatų reiškia. Nedidelė lemputė, be jokio papildomo modulio AC pajungimo, jinai yra galinga ir nedidelė. Čia gyvena Bovens mountas, standartiškiausia jungtis, kokia be gali būti, o bet kokiam priedą uždėjom, laikosi. Viskas paprasta, nujungimas, mygtuką paspaudėm, nuėmėm, galim uždėti didžiausią softboxą. Ir lygiai taip pat ant visų. Visur Bovens mountas, tik tai pagal vatus, lemputės mažės, ar ne, mūsų LED. Tada antroje pusėje reguliuojame temperatūrą, dar jau parodykite iš arčiau, nuo 2700 kalvinų iki 6500 kalvinų ir intensyvumas, stiprumą, nuo 0 iki 100. Labai vaikiškai, kuo stipriau atsuksi, to stipriau švies. Įjungimas, išjungimas ir aišku, parsisiunčiate Amarano appsą ir per jį galite reguliuoti šią lempą atstumu, net nereikia prieiti pačiam. Laidas į 220. Viskas žiauriai paprasta, 400 eurų, super galingas LED šviestuvas su bicolor ir labai nedidelė kaina. Ir lygiai taip pat visi šitie likusieji, tik tai jie nuo stiprumą sumažės. Tai kas taupot, kas nenuomo studija, nesate TV3 LNK operatoriai, tikrai visiems užtenka. Kas ieško super brangių produktų, tai aišku yra kita linija, o Amaranas yra content creatoriams, ne? Turinio kūrėjams, dabar daug kas turinio kūrėjai, netgi mes va čia parduotuvėje atsisėdę tampom turinio kūrėjais. Gerai, laukiam kitų prekių ir iki kitų susitikimų.